Įsitraukimas ir motivacija, ar tu esi samdomas vadovas, ar turi savo verslą, bent jau mano atveju buvo vienas ir tas pats. Kai aš buvau samdomas vadovas, man buvo taip pat rūpėjo, taip pat skaudėjo viską padaryti, kad būtų gerai. Ir aš lygiai taip pat jausdavausi tos sprendimus priiminėdamas ir lygiai tas pats yra, kai jau esi ir akcininkas tos įmonės. Be abejo, skirtumas yra labai didelis tame, kad kai esi samdomas vadovas, tau dėl tam tikrų sprendimų reikia tarti su akcininkais, o kai jau esi pats akcininkas, tai tada turėsi su savim. Arba, aišku, bet tai nereiškia, kad pavyzdžiui, mano atveju, kad aš sprendimus priiminėjau vienašališkai. Ne, yra komanda žmonių ir visą laiką tu su žmonėmis tariesi ir jeigu anksčiau tardavaisi su galbūt akcininkais dėl tam tikrų sprendimų, dabar tariesi su savo artimiausiais bendražygiais ir iš tikrųjų ta kokybė yra kitokia netgi. Aš iš tikrųjų operatyviniam kažkam tai valdyme, kasdieninėme valdyme, tai stengiuosi tų sprendimų priiminėti kuo mažiau. Nes tik tai, kai juos deleguoja žmonėm ir kai gali pasitikėti, kad jų priimami sprendimai yra tinkami per jau ilgą laiką, tai tada kam tau ten kištis. Tu iš principo tada gali tik tai labai sukelti daug neigiamų dalykų ir atimti žmonių iniciatyvą, tada jie gali ir toliau pastovėti prašyti sprendimų, savo užsikraunant ir daugiau darbo. Ir, žodžiu, nelabai tinkamas variantas. Tai be abejo, kad geriau operacinius sprendimus deleguoti žmonėm. Aišku, to negalima daryti atmestinai, tu negali tiesiog palikti jos visiškai tokia, nežinau, kažkur tai plūduriuoti, ar ne, taip irgi negali, nes tada žmonės kitą kartą gali pasijausti, kad jais nebesirūpinama, kad yra nebeįdomu tai, ką jie daro ir tai irgi būtų labai blogai. Tai riba tarp žmonių paleidimo veikti savarankiškai ir tarp tokio jau visiškai galbūt pernelyg didelio atsipalaidavimo, kai tu jos paleidi per daug toli, ta riba yra pakankamai plona ir reikia labai saugotis, kad neišsikreiptų tas dalykas. Tai turi būti kažkoks sveikas balansas labai.